pradėsiu labai mandrai, nes man, kai klausai paskaitas, įsidėmė 3 kokius dalykus, tai man įsidėmėjo didelė motivacija, kognityvinė ergonomika ir kūrybinga animacija. Bet aš pasakysiu dabar visai paprastai. Tai tikrai ta motivacija, aš labai džiaugiuosi, kad, kaip jūs sakėte, anglų kalba yra Dievo dovana mums, nes jinai yra logiška ir tikrai paprasta, aš patikėjau. Toliau, nenoriu, dar vienas motyvas, nenoriu būti po 10 metų antrarūšių žmogumi. Po to apie kognityvinę ergonomiką, tai ačiū Jums, kad Jūs ją taip pateikėt nuo dėžutės iki to, kaip mums tai daryti. Ir tai tikrai patogu, Jūs visą savo širdį išliejo, kaip Jūs tai pats daro. Labai ačiū Jums. Atsiprašau, o dėžutė ne per sudėtinga, ne? Tokiam šiaip langelis. Na, ir tą kūrybiškumo skatinant pavyzdys mums iš tikrųjų, kaip pradedant dainom anekdotais ir baigiant visų kitų. Ačiū labai. Dar vienas, noriu pasakyti, kad aš be anglų kalbos jaučiuosi prastai ir pavyzdžiui, važiuojant į kažkokią vokiškai kalbančią šalį, aš važiuoju su pasitenkinimu, žinau, kad aš susikalbėsiu, kad neturėsiu kvailų situacijų, o taip tikrai pritariu, kad jautiesi antrarūšis ir tas tikrai su dideliu entuziazmu čia atėjau ir nesigreitų. O išmokti per 3 mėnesius reikia. Laisvai. Pagal labai gerą metodiką. Ok, super. Ačiū labai. Ačiū Jums ir Agniai. Be Jūsų tikriausiai šitie kursai būtų buvę ne tokie, kokie turėtų būti. Ko, atėjau tikriausiai anglų ne visai žalia būdama, bet labai geras įrankis mokintis toliau. Ir norėčiau, kad tikrai daugiau žmonių sužinotų, kad tai yra atėjus, kad jūs mokytis, yra nuostabu. Ir šiuos tikriausiai kursus pritaikysiu ir savo vaikui, jisai tik pirmokas, bet manau, kad jau galima tai panaudoti. O žinok, mano vaikai, kai perskaitė ant tokių asociacijų, žvengia. Galima lengvesnių sugalvoti. Ne, kaip tik reikia, žinok, ir tokį jau. Ačiū labai. Iš tikrųjų, aš turėjau mokytis vokiečių kalbos, nes 15 metų ją mokiausi, tiksliau mane mokė. Bet aš ieškojau kolibrį, tik atakavau, ar jūs mokot vokiečių, ne. Atsidūriau čia, nelabai supratau iš tikrųjų, kas ir kaip čia, bet noriu pasakyti, per 15 metų vokiečių kalbos išmokau 100 žodžių, čia per savaitę 300 žodžių. Truputėlį geriau. O šiaip tai, jeigu taip pat esu šiek tiek iš akademinio luomo, tai man buvo įdomiausias dalykas, tai yra mokymo technologijos ir ypatingai greito, tai yra superinis dalykas, nepakeičiamas ir kiek buvęs seminarų, tai yra toks pirmas ir pats galvoju savo paskaitas, panašius stilių vesti ir taip toliau. Tai man čia buvo nuo, pavadinkimo, verslų ir taip toliau ateities labai didelės pamokos. Tai ačiū už tai. Tai aš pagalvojau, kad vis dėlto reikia pabandyti leistis į tą aferą, kadangi laiko savaitė, neilgai, ir kaip suvalkietis paskaičiavau, ką aš prarasiu per tą savaitę, ne tik jau daug, ten kursai, kur trunka ten mėnesiais, vis dėlto trunka ilgiau ir tie tarpai padaromi būna tokie, kad jau kai pradėti įeiti į tą ritmą, sakykime, pamoka baigėsi. Iki kitos pamokos pamiršti, kas buvo ten ir galvosiu, rizikuosiu. Atvažiavau čia, ką pasižiūrėjau? Pasižiūrėjau, kad visai ir nemažai iš tų žodžių jau moku, pasitikrinau. Kitas dalykas, metodika yra fantastinė ir labai džiaugiuosi, kad šita puikia auditorija super. Jaučiau emocinį tokį pakilimą ir visi žmonės, kurie suvažiavė vienminčiai, tau sudaro flow būseną, kad tu kaifuoji ir tu... Bet kas tai kad nerealiai, Hebra čia susirinkti? Iš kitos planetos. Ir labai noriu pasidžiaugti dar tuo, kad aš gavau ne tik anglų kalbos žinių, ne tik metodiką, bet ir dar labai daug atsakymų į kitus klausimus. Ačiū labai. Labai ačiū už kursą, buvo viskas labai nuostabu. Per 15 metų neišmokau tiek, kiek išmokau per savaitę. Tikslą turiu labai didelį, kadangi turiu savo kursų ženklus susikalbėti anglų kalboje ir tikiuosi, kad po 3 mėnesių šios nustebinsiu. Galite ir Pirmiausia, labai noriu padėkoti Jums už labai geras žinias, už labai geras emocijas.
jums padėkoti už tokį nuoširdumą begalinį ir tiesiog gerą norą padėti. O šiaip tai aš atvažiavau čia kaip į paskutinę vietą, kur aš galvojau, jeigu jau čia nieko, viskas gyvenime metu ir man nebereikės daugiau gyvenime anglų kalbos. Bet po šitų kursų aš supratau, kad man šitos kalbos tikrai dar reikės ir kad aš ją išmoksiu. O mano gyvenimas yra toks, kad vis tik reikia susidurti, bet tai būdavo vertėjai, tai būdavo kitą kartą visai atsisakydavau kažkokių kelionių. Aš dabar manau, kad aš keliausiu, važiuosiu ir po 3 mėnesių aš kalbėsiu angliškai. Wow. Norėčiau pirmą padėkoti Agnei ir Algirdui už šitus puikius kursus. Pirmiausia, Algirdui dar atskirą ačiū noriu pasakyti už tai, kad anksčiau visi dalykai būdavo norėčiau, o dabar padarau taip paprasčiausiai tą dalyką. Jokių norėčiau, o jeigu reikia, ir padarau. Tai buvo ir su anglų kalba. Nes tai darbas, tai verslas, tai kažkas ten ir vis niekam nelikdavo laiko. Buvo trumpas laikas apsispręsti ir tikrai labai visiškai nesigailiu tai padaręs. Po savaitės kurso aš galvojau, kad gavau meškerę anglų kalboje, dabar aš matau, kad aš gavau ne meškerę, o tinklą žuvim gaudyti. Tai dėl to labai džiaugiuosi. 500 žuvelių kas per valandą, tai normaliai. Iš tikrųjų taip, žodžiai mane nustebino, kiek galima tų krūvelių per dieną išmokti, pasižiūrėti ir vakare aš ryte prabudinėdamas kažkokį žodį prisimeni, šitas taip, yra. Ir taip net pats nustembi. Tikrai laikas kaip praeidavo, tikrai nepastebėdavau, manęs ir nauja šeima susiskambino, klausė, ką jūs ten darot tas 12 valandų per dieną, nesąmonė. Bet tai kažkaip, nemoku pasakyti, normaliai pabandyk. Tikrai viskas super, nei valgyt nori, nei namo nori, nei dar kažką, viskas laikas praeina. Kas numetė kilogramų? Aš per savo gyvenimą išmokau lietuvių kalbą, rusų kalbą labai gerai, lenkų kalbą labai gerai, mokykloje prancūzų kalbą, dirbau Vokietijoje, vokiečių išmokau. Niekada jokių, lankiau anglų kalbos kursus 1 dieną, nes nesutapo mano laikas Anglijoje ir aš likau be nieko, nuvažiavau ten žinodama maždaug 10 žodžių, gal 20, pusė iš jų keiksmažodžiai buvo, kurie negalėjau naudoti. Ir dirbant truputėlį filmuose keiksmažodžių labai daug, per televiziją. Ir pamažu kalbant, pramokau kalbą. Turėjau po to gerą namo šeimininką, kuris man filmus pirkdavo Amazonėje, užsakydavo ir tos filmus žiūrėdama su subtitrais man labai tikrai padėjo. Ir pradėjau šiek tiek kalbėti, radau kalibrio kursus, labai ilgai, sunku buvo pasirišti mano metuose, ką man reikia. Bet kai perskaičiau, kad nuo 12 iki 70 metų. Supratau, kad liko nedaug. Reikia skubėti. Man liko 3 mėnesius, žinokit. Ir atėjau, aš sužavėta tobulą metodą. Man buvo įdomiausia, kadangi kalbų žinau, dabar italų kalbą mokaus pati. Angliškai kalbėjau narezanskam dialekte, tik tai man atrodė, kad labai gerai, bet čia kažkaip tai viskas susikristalizavo. Fantastiškas yra jūsų personalas, apie jūs abu aš nešneku. Jūs vienas kitą atradot, bet jūsų personalas yra tobulas, jie yra fantastiški, taip, jų ir nėra ir jie visą laiką yra po ranka. Aš maniau, kad jau iki 70 metų aš nepergyvenu dėl savo amžiaus. Baisiai, iš tikrųjų, 68, žinau. O dabar, kai pagalvoju, kad 70, aš pagalvoju, viskas. Jau reikia sėsti prie lango ir skaičiuoti kaimynus kažkur. Bet aš galvoju, per šitą savaitę jūs mane tiek pakrovėte. Dabar jau nedaug dievė, kaip aš atrodysiu 100 metų, nenorite gyventi. Bet
motyvavot ir aš tikrai, aš kažkada tai turėjau privačią savo baleto mokyklą, aš dirbau teatruose, dar ne viskas ir tikrai tikiuosi, kad aš dar kažką taip padarysiu ir net užsibrėžus labai daug, o anglų kalbą, manau, kad per mėnesį laiko aš kalbėsiu perfekt. Gerai? Kai atėjau čia, turėjau dvi problemas anglų kalba. Tai yra žodžiai ir gramatika. Bet dvi nedidelis problemas. Žodžiai ir gramatika. Šiaip viską tvarkoja. Nes prasidėjo kalbėti, nėra problemų, aš galiu kaip Tarzanas, ten kalbėti nesvarbu kaip ir kaip gaunasi, net negalvoju kaip kalbėti, bet nėra tos gramatikos, nes tik pabandai atsisėsti, pasimokyti gramatiką, maksimum pusvalandį. Ten tik perskaitai apibrėžimą kokio laiko ir bandai tai suvokti, kas tai yra, tai iš vis. O su žodžiais tai iš vis ten, kad 10 žodžių vos į dieną įmanoma, plus po to dar rytoj pasimenti. O kai čia turi valandą 50 žodžių, stasti. Aš ateidama į Kolibrio kursus nežinojau anglų kalbos, nes buvau tik prieš 20 metų baigus kursus anglų kalbos, bet tuo pačiu, kai mokiausi anglų, tai dar mokiausi ir esperanto. Nu, tai taip ir nebuvo su kuo bendrauti, taip ir neužsiliko. Emocijų ir džiaugsmo 100% ir daugiau. Metodika nuostabi. Praktiškai išmokau 480 žodžių, 20 stringa, kadangi jaučiu, kad kairys pusrutulis mane valdo. Aš tik galiu pasakyti, kad nepabuvęs, tai nesužinosiu. Tai mano savybė visada pačiai įsitikinti, kaip tas veikia ir ar veikia, ir neklausyti nieko, kas aplinkui sako, nes įvairių buvo nuomonių prieš ateinant. Galiu pasakyti, kad Vilniui man labiau patiko 3 dienos, nes praeitą savaitgalį buvau, bet todėl, kad kelionė nuo Kauno iki Vilniaus buvo labai smagiai, klausydavau muziką anglų kalba ir labai gerai praleidau laiką. Tai va, dabar kelionė trumpesnė čia Kaune. Jo, dėl pritaikymo, tai jau savo mergaitės asociacijų būdu irgi pasakojau, grįžusi, kaip čia viskas yra, tai jai labai patiko tas žodis off day, kad day off, tai vadinau, kad day the office nori šoką, tai realiai visai, kad vaikam čia nelabai kartais tom asociacijom, tai aš galvau, kad viskas čia irgi gerai labai ir labai džiaugiuosi už sveiką požiūrį į tas visas asociacijas ir visą priėmimą, nes paprastai, kai mes vaidinam, tai labai esam tokie super padorus, o vaidinam tai va. Ir mokykloje jau Rugilė yra prisidaręs daug kortelių, parodė savo anglų mokytojai, tai pagyrimą gavo, tai grįžo laiminga ir toliau tą daryti tikrai. Tai va, tai labai džiaugiuosi ir smagu, kad tiek daug laimingų ir sveikų žmonių. Ir sveikų. Šiandien ten išklausyti labai daug nuomonių, atsiliepimų ir iš tikrųjų ašis visų išsakytų nuomonių tai yra pozityvumas ir žmonės atradę motyvaciją toliau ir kas nuo nulio, kas tiesiog tobulina savo žinias. Aš pati Kolibrį atvykau būtinai ir su mokyklinėm žiniom, kurio aš iš tikrųjų 20 metų gulėjau kažkur, tai taip tarsi moku, tarsi neliks alkanas užsienį, bet iš tikrųjų to tokio žmogiško bendravimo labai trūko. Kad ir paskutinis prieš kokį mėnesį slidinėjimas kalnuose, aptarnauja tave, sakykime, aptarnaujantis personalas, kaip to nori sakyti, bet tiesiog persimas kažkokią frazę, kad sukurti tą šiltą atmosferą. Tai žinokit, pačią pirmą dieną, kai sužinojau užduotį, kad paskutinę dieną mums reikės eiti gatves, man atrodė, o Dieve, gal kaip nors pavyks nusiplauti, arba ten taip patyliukais, nes be ryšio, kažkur tai užsienį, kur tavęs nepažįsta, tu lygiai eksperimentuok, o čia tai romano. Ir mes, žinokit, šiandien labai sėkmingai papietavom ir su Barmenė pabendravom ir tarp savęs einam su draugė nauja per Akropolį ir mes tau skeliam angliškai ir mums, tikrai labai, žinokit, atradau savyje tą lengvumą, tą pasitikėjimą savim ir iš tikrųjų, lieka dirbti, mokyti žodžius ir dar kas, bet šitas to metodo efektas, ką pajūdu ant savęs, kad tai tarsi kokia sniego gniūžtė. Jinai pradeda ristis
Ir žinokit, aš grįždavau namo, aš randu vyrą, kuris išsitraukęs jį dominantį tekstą, jūs tai verčiasi iš anglų kalbos. Vis dėlto jis mokyklų mokėsi vokiečių ir tiesiog stengiasi neatsilikti. Vaikai irgi gauna tekstus, žodžius, mes vakare verčiam jų tekstus, bendraujam. Žinokit, kaitas iš tikrųjų. Ačiū labai. Tokios moteris kaip ten, kaip čia. Moteris, kurios iš tikrųjų yra, sakykime, šiek tiek pagyvenusios, šiek tiek susipažinusios su šiuo pasauliu, bet nesustoja ir nori dar ir dar. Ir tada tu pasižiūri, kiek yra aplinkui jaunų žmonių, kuriem nieko nereikia, kurie užsidarė internetą, bet siaurai. Tai supranti, kad būtent tokiose vietose, kur yra pozityviai nusiteikę žmonės, tu gali papildyti, fill in savo rezervus. Ir iš tiesų, jeigu trumpai pasakyti, tai I am feeling like a colibris and I'm ready to fly. Pirmas dalykas, man va šitas atėjimas, kas buvo svarbiausias, tai žengti tą žingsnį ir ateiti. Nes buvo tragiškas kompleksas, tragiškai bijau, nes galvojau, visi ateis mokėdami, viską visi žinos, o aš vis sėdėsiu vienas durys ir nieko nesuprasiu. Tai va buvo pirmas toks dalykas, kad leidžiu savo ateiti ir savo tapatinimą galėtų labai dėl savęs džiaugiuosi, nes tragiškai buvo sunku. Ir palaikymas toks buvo realiai tik iš vieno žmogaus, tai iš vyro, o daugiau tai visi tai, tu ką, eisi, kam tu reikia, tu gali dalyvauti iš šeimuose, kiek? 2,5 tūkstančių? Bet pas mus aplika, ne? Šiaip nesu vienas iš patiklių žmonių ir į tą kalibrį papuoliau, galima sakyti, atsitiktinai. Net buvau pradėjęs lankyti anglų kursus, net 4 pamokas buvau atlaikęs. Bet aš tai mokytoja dabar esu dėkingas, nes kadangi ji nesugebėjo manęs labai sudominti, aš domėjausi internete, kur dar galima. Ir turėjau užsirašęs kalibrio numerį, aš tiesiog penktadienį po pietų paskambinau, sakau, girdėjau, čia Kaune jūs mokot, sakau, užsuksiu pasižiūrėti, sako, prašau. Užsukau, ne, sako, čia visą savaitę bus kursai, Liftas užsidarė, bet kažkaip atsidarė, o jos man tos merginos sako, grįžt. Sako, mes dar taip nepasikalbėjom iki galo, sako, čia. Galit pabūti 1-2 dienas, na, žiūrėkit. Jos turėjau mintį, ko nusikontriuosim. Man ilgai nereikėjo, iš tikrųjų, sprendimą priimu greitai. Arba tinka, arba netinka. Čia man iš tikrųjų tiko ir labai tiko. Ir jis tikino tokį dalyką. Jeigu žmogų atitverti nuo visų kasdieninių rūpesčių, kur mes rutinoje paskendę ir nesugebam savo susidėlioti prioritetų, tai va čia dar vienas buvo įrodymas. Iš tikrųjų, apie anglų metodikas aš nekalbėsiu, jos labai sutarinės. Nors vieną dalyką norėčiau pasakyti. Mano vaikas susilaužęs koją ir mokytojos atvažiuoja į namus pamokas. Ir šiandien kaip tik iš ryto nuo 8 atvažiavo anglų kalbos mokytoja ir pamatė ant stalo krūvelę kortelių. Ir jis sako, tu čia mokaisi? Sako, ne, čia tėvas mokaisi. Sako, na, žinai, tas kolibris ten. Bet sūnus sako, man tai patiko, aš ten perverčiau, sako, jo visus užrašus, nes aš grįžau, parodžiau. Sako, sūnus, man tai patiko. Tai mokytoja, žinot, ką aš jums pasakysiu? Pas mus yra švietimo ministro patvirtinto. Sako, žinau tą kalibrio metodą, jis iš tikrųjų yra labai geras, bet kadangi mes turim dėstyti taip, o ne kitaip. Ir mes, sako, tą darom. Tai sūnui toks pakelimas, jis grįžau ir man iš karto sako, matai, sako, tai tuos užrašus man paskolins. Sakau, be abejo, ir vakar jau įrašėm į mobiliaką netgi tikriausiai Agnės balsą. Mano, jeigu nežinau. Taip, įrašėm visus frazes, žodžius ir labai gerai užsidedė ausinukus važiuodamas kažkur. Gali tiesiog klausytis ir neužmiršti to dalyko niekada. Dabar dar vienas dalykas norėčiau pasakyti, kad labai patinka pavadinimas. Kolibris. Tai sparniukais labai greitai prasiveržimas į anglų kalbą. Nu kas neprasiveržė? Ar yra? Beveik visi prasiveržimo, ne? Ir be abejo noriu pasakyti, kad Agnė ir Algirdas yra šio reikalo profesionalai. Ir visi galim.